Kągi, praeitą kartą mes kalbėjome, kad Dievas išvedė iš vergyjos izraelitus. Jūs galite atsisėsti. Ir tačiau mes matom, kad reikalinga nauja vizija, kad eiti iš vergyjos į pažadėtą žemę, reikalinga nauja vizija, reikalingas naujas regėjimas ir nauji įpročiai, nes žmogus nors išėjęs iš vergystės į laisvę, turėdamas senus įpročius, gyvena tame pačiame, ar ne? Ir mes skaitėme Išėjimo 6 skyrių ir dabar vėl paskaitysime Išėjimo 6 skyrių nuo 6 eilutės. Todėl sakyk izraelitams, kad aš esu viešpats. Aš jūs išvesiu iš egiptiečių priespaudos, išlaisvinsiu iš vergystės ir išgelbėsiu jūs savo ištiesta ranka ir dideliais teismais. Aš jūs priimsiu, kad būtumėte mano tauta ir aš būsiu jūsų Dievas, kad žinotumėte, kad jog esu viešpats jūsų Dievas, kuris jūs išvedė iš egiptiečių vergijos. Aš nuvesiu jūs į šalį, kurią pažadėjau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Ja duosiu jums paveldėti, nes aš esu viešpats. Mozė taip kalbėjo izraelitams, bet jie neklausė jo dėl dvasios suspaudimo ir žiaurios vergystės. Mes matom, kad viešpats labai daug pažadėjo. Dievas davė 7 pažadus, tačiau žmonėms buvo sunku priimti tuos pažadus, kadangi jie turėjo dvasinį spaudimą. Ir iš vergystės pripratę vergauti, žmogus net negali pagalvoti, kad Dievas juos gali laiminti. Kai žmogus pripratęs pastoviai vergauti, pastoviai kentėti, pastoviai būti suspaustam, žmogus net negali patikėti, kad Dievas jį gali taip gausiai palaiminti. Kad Dievas iš tikrųjų toks maloningas, toks geras ir jis pasiruošęs palaiminti ir mums reikia išmokti priimti tuos palaiminimus. Taigi pirmas palaiminimas yra: aš išvesiu iš egiptiečių priespaudos. Ir Dievas išvedė izraelitus iš Egipto priespaudos. O kaip Jėzus, ką Jėzus, mes palyginsim Seną testamentą ir Naują testamentą. Nes kartais žmonės skaito Seną testamentą ir jie skaito tarsi netikėdami, tarsi čia ne man, tarsi čia žydam parašyta, tarsi nėra svarbus Senas testamentas, bet mes labai gražiai pasižiūrėsim Dievo pažadus, prilyginsim, ar Jėzus pažadėjo tą patį. Ir žvelgdami į tą pirmą pažadą, kad Dievas pasakė, aš išvesiu iš egiptiečių priespaudos, mes matome Jono 8:36. Jei tad sūnus jūs išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. Tai reiškia, mes turime pažadą Jėzuje Kristuje, kad sūnus mus išlaisvina ir mes tampam iš tikrųjų laisvi. Mums nereikia jokios prievolės, jokios priespaudos kentėti. O taip pat Mato 11:28 žodis sako: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti ir aš jūs atgaivinsiu. Viešpats kviečia prislėgtuosius ateiti pas jį. Viešpats žino, kad žmonės yra prislėgti, kad jie turi rūpesčių, problemų, bet jisai nori išlaisvinti iš tos vergystės, iš to suspaudimo, iš to slėgio, kuris yra ant žmogaus. Ateina tas velnias, padaro spaudimą. Ir Viešpats sako: ateikit pas mane, nusimeskit tą spaudimą. Jums nereikia to spaudimo nešiot nuolatos. Jums nereikia vaikščioti su tuo spaudimu. Mes matome, kad maldoje labai gerai galima nusimesti spaudimą. Amen. Kad tikrai maldoj tu gali jausti, yra kažkoks spaudimas, kur reikia pramelsti, kur reikia išmelsti ir besimeldžiant gali matyti, kaip nueina bet kokios problemos, bet kas spaudė, kas nedavė ramybės, per maldą galima tą įveikti, problemą nusimesti. Dabar antras pažadas yra: aš išlaisvinsiu iš vergystės. Ir Dievas išlaisvino izraelitus nuo faraono. O ką Jėzus daro? Jėzus mus išlaisvina, Kolosiečiams 1:13, iš tamsybių valdžios ir perkelia į savo mylimo sūnaus karalystę. Mes esame išlaisvinti per Jėzų Kristų. Mes esame išlaisvinti iš tamsybių valdžios. Mes priklausome tamsybių valdžiai.
tamsa turi valdžią. Ir kartais net krikščionys suabejoja ir įsigasta, ar Jėzus yra toks stiprus, nes jie mato, kad demonai tikrai stipriai eina prieš Dievo vaikus. Ir kartais krikščionėmi yra būdinga sureikšminti, kad velnias toks stiprus, kad mes galbūt ir negalim jau pasakyti eik šalin, galbūt mes negalim pasipriešinti jam. Ir žodis mus mokina, kad tamsybės yra valdžios tamsybių, jie vadovauja, jie turi valdžią. Tačiau Jėzus, žinodamas, kad tamsybės turi valdžią, išlaisvino mus. Mus pilnai išlaisvino. Taip kaip ir Dievas atėjo ir išlaisvino Izraelitus nuo faraono, taip ir Jėzus išlaisvino mus ir perkelė į savo karalystę. Mes nebepriklausom tamsai, mes nebepriklausom tamsybių valdžioms, mes priklausome naujai karalystėje, mes priklausome Jėzui Kristui, mes priklausome jam, mes gyvenam naujoj karalystėje su karaliumi Jėzumi Kristumi. Todėl taip nuostabu pamatyti, kad nors koks bebūtų spaudimas, taip kaip izraelitai, jie nuolatos jautė spaudimą, nepasitenkinimą ir toj pat tą jungą jie toliau vilko, nors jie buvo išėję iš Izraelio, tačiau tą jungą jie vis tiek niekaip negalėjo nusimesti ir Jėzus mums pažada, kad jis gali pilnai mus išlaisvinti, jis išlaisvino, mums tik reikia tikėjimu priimti. Jis mus išlaisvino, mes turim tikėjimu priimti, kad tas jungas nueina nuo mūsų. Mes esam mylimo sūnaus karalystėje ir nusimetę išlaisvinti iš tamsybių valdžios. Aleliuja. Ir trečias pažadas yra, aš išgelbėsiu jūs savo ištiestą ranką. Ir išgelbėsiu savo ištiestą ranką. Ir tikrai Izraelis buvo išgelbėtas su ženklais ir stebuklais. Dievo ranka buvo virš Izraelio tautos. Ir su ženklais ir stebuklais tauta buvo ištraukta iš faraono rankų. Tauta buvo išplėšta ir pergalingai įžygiavo į pergalę. O Jėzus, kaip yra Naujam testamente, Morkaus 10:45, juk ir žmogaus sūnus atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos iš daugelį. Efeziečiams 1:7, jame turime atpirkimą per jo kraują ir nuodėmių atleidimą atitinkantį turtus jo malonės. Mes turim atpirkimą. Atpirkimą. Taip kaip Izraelis buvo išvestas, atpirktas, išplėštas. Taip mes turim atpirkimą per Jėzaus Kristaus kraują. Jis mums atleido nuodėmes, jis išliejo mums malonę ir mes esam išpirkti iš tamsos valdžios, išpirkti iš velnio karalystės, atitraukti nuo velnio karalystės. Mums reikia išmokti pasakyti no. Mums reikia išmokti priešintis velniui, nes jis ateis ir meluos. Jisai toliau meluos, jisai toliau darys savo darbą. Mums reikia išmokti, suprasti ir atpažinti. Dievas mane išvedė. Dievas mane išvedė ir mes turim stovėti ant Dievo žodžio ir Dievo pažadų. Ketvirtas yra, aš jūs priimsiu, kad būtumėt mano tauta. Įsivaizduokit, Dievo kokia galinga malonė. Dievas adaptavo savo tautą, priėmė savo tautą kaip sūnus ir dukras. Jis padarė savo tautą savo žmonėmis. O kaip dabar yra su mumis? Jono 1:12 žodis sako, visiems, kurie Jėzų priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą. Įsivaizduokit, kai mes skaitom Seną testamentą, atrodo, vau, Dievas išsirinko savo tautą. Jis pavadino savo tautą savo vaikais. Ir staiga dabar mes matom Naujajam testamente, kokia nuostabi galimybė mums, koks pažadas išsilieja mums, kurie pažįsta ir tiki Jėzų. Tai reiškia, jis mums taip pat davė galią, davė valdžią tapti Dievo vaikais. Mums tai reikia tikėti, kad aš esu sūnus Dievo. Mus adaptavo Viešpats, priėmė į savo karalystę, adaptavo kaip sūnus ir dukras. Ir 2 Korintiečiams 6:18
Žodis sako, ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukterys. Sako visagalis Viešpats. Jis pažadėjo. Tai reiškia, adaptavo mus, kurie mes pažįstame Jėzų, priimam Jėzų kaip gelbėtoją savo širdį. Mes esam adaptuoti, jis mus adaptavo, mes dabar galim melstis Tėve mūsų, kuris esi danguje. Tėve, ne tik tai mano, bet visų mūsų, kurie išpažįstam Jėzų Kristų kaip gelbėtoją. Ir jis davė pažadą, kad mes būsim adaptuoti, priėmė Jėzų Kristų, kad mes būsim sūnus ir dukros visagalio Dievo. Įsivaizduokit, koks galingas pažadas. 5. Aš būsiu jų Dievas. Tai reiškia, Dievas ieško asmeninio ryšio su žmogumi. Jis nori bendrauti su žmogumi. Jis nori kontaktuoti su žmogumi. O Jėzus, Jono 10:14, kaip apie save kalba? Aš esu gerasis ganytojas. Aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane. Jėzus save išpažįsta, kad jis ganytojas, jisai gano, jisai bendradarbiauja, nes niekas stipriau neprižiūri avių kaip pats ganytojas. Ganytojas galva padeda dėl savo avelių. Ir Jėzus save pavadina, aš esu ganytojas, aš jas pažįstu ir jos mane pažįsta. Visos avelės girdi ganytojo balsą. Tai reiškia, koksai nuostabus kontaktas yra su Dievu. Jėzus parodo tą kontaktą. Jeigu Senam testamente Dievas sako, jūs būsit mano tauta, jūs būsit mano vaikai, aš išvedu jūs, jūs bendrausit su manimi, aš būsiu jūsų Dievas. Tai dabar Jėzus sako, aš esu tavo ganytojas, aš ganau tave, aš mokau tave, aš vedu tave. Tu girdi mano balsą, aš girdžiu tavo balsą. Mes turim kontaktą, mes turim bendradarbiavimą, mes turim bendrystę. 6. pažadas buvo pasakytas, aš įvesiu tave į pažadėtą žemę. Ir iš tikrųjų, Izraelio tauta buvo vedama į pažadėtą žemę. Bet kur Jėzus mus veda? Ką Jėzus mums pažadą davė? Jono 14:2. Žodis sako, mano tėvo namuose yra daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs, einu jums vietos paruošti. Tai reiškia, Jėzus mums davė pažadą, amžinai gyvenimą, buveinę danguje. Jo karalystė, įsivaizduokit, yra kokia nuostabi draugystė. Tai ne tik tai pažado žemė, kad į kažkokią žemę man reikia įeiti, bet amžinasis gyvenimas, dangaus karalystė, viskas yra paduota Dievo vaikam. 7. pažadas. Aš tau duosiu paveldėjimą. Ar aš nepraleidau nieko? Aš jums duosiu paveldėjimą. Romiečiams 8:17. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Jeigu tik su juo kenčiame, kad su juo būtumėm pašlovinti. Jeigu Izraelis paveldėjo žemę kaip dovaną, tai mes turim paveldėjimą amžiną gyvenimą. Dovana mums atėjo iš Jėzaus. Mes esam paveldėtojai, Dievo paveldėtojai, Kristaus bendra paveldėtojai. Įsivaizduokit, kiek mums daug duota. O taip pat 1 Petro 1:4. Nenykstančiam ir nesuteptam ir nevystančiam palikimui, kuris paruoštas jums danguje. Dievas mums paliko palikimą. Jeigu mes žiūrim, sakom, oi kaip Dievas laimina Izraelio tautą, veda į pažadėtą žemę, koks Dievas nuostabus, kiek daug Dievas davė Abraomui, Izaoko, Jokūbo Dievas, kaip laimina jisai savo Dievas tautą ir savo vaikus. Bet dabar mes Naujam testamente matom, kad mūsų palikimas yra nevystantis, nesuteptas. Mums paruoštas danguje mūsų amžinasis palikimas, amžinoji Dievo šlovė yra duota mums. Įsivaizduokit, kaip daug Viešpats mus aprūpino. Todėl skaitydami Senas testamentą mes visą laiką matykim apie visą pilną Bibliją, matykim pilną Biblijos paveikslą, ką Dievas kalba Senam testamente ir kaip Jėzus kalba. Pradėkim lygiuoti, pradėkim matuoti, žiūrėti, mąstyti, ką Dievas sako, ką Jėzus pasakė, kad galėtumėm pamatyti pilną paveikslą, koks mūsų Dievas nuostabus, koks Dievas mūsų geras, koks Dievas gailestingas, koks Dievas mylintis. Haleliuja. Bet yra problema tame,
kad kaip ir izraelitiečiai, dėl širdies kietumo, jie nesuprato, kad Dievas veda į pažadėtą žemę. Dėl pastovios spaudimo, dėl to spaudimo, kurie jie išgyveno, jie turėjo tą nekantrumą, tą suspaudimą, nebeturėjau kantrybės, negalėjau pakęsti, negalėjau nieko ištverti, buvo be charakterio, todėl jiems buvo sunku patikėti, kad Dievas toks geras ir maloningas, todėl pasireiškia jų charakterio savybės, nekantrumas, išdidumas, puikybė, toj pat noras kovoti prieš, toj pat įsišokimai, pasireiškia tam tikros charakterio savybės, nes jie nebuvo suformuoti, jie gyveno kaip vergai. Todėl būtina keisti naujas vertybės, būtina suvokti, kas yra Dievas ir Dievas numatė, kad mums to reikia. Ir mums, ir izraelitam. Mes taip pat, kai mes išeinam iš vergystės, mums taip pat reikia žinoti, ką toliau daryti, kaip man toliau daryti. Ir Viešpats numatė, kad mums tai yra būtina, todėl Jisai ir kalba, ir mes dabar atsiversim Išėjimo 24 skyrių. Ir mes pradėsim peržvelgti, ką visų pirmiausia Viešpats kalba išvedęs iš vergystės. Kas jam taip svarbu, jisai žino jų trūkumus, jisai žino charakterio trūkumus ir Viešpats viską sudėlioja nepaprastai gražiai. Mes vėl paskaitysim 7 dalykus, kas yra Viešpačiui be galo svarbu. Išėjimo 24:12. Viešpats tarė Mozei, užkop pas mane ant kalno ir būk čia. Aš duosiu tau akmeninės plokštės, įstatymai ir įsakymus, kuriuos užrašiau jiems pamokyti. Viešpats žinojo, kad be pamokų, be mokymosi, be duoto žodžio, be įstatymų, be įsakymų žmonės pasimes. Jisai pasakė, kad aš parašiau, angliškai žodis sako, aš parašiau. Lietuviškai išversta, aš duosiu tau. Kurias užrašiau jums pamokyti. Tai reiškia, Viešpats pats savo ranka užrašė pamokymus ant plokščių, įsakymus. Viešpats žinojo, kad reikia žmogui nubrėžti ribas, nes jeigu žmogui nebus ribų, žmogus toj pat eina atgal, mąsto taip, kaip mąstė prieš tai. Todėl Viešpats numatė, kad žmonės reikia mokinti, o norint žmonės mokinti, reikia jiems duoti tam tikras ribas, tai reiškia jiems duoti įsakymus, duoti įstatymus, kad jie suprastų, kaip Dievas mąsto, kaip Dievui patikti, kaip turėti Dievų baimę. Dievas nori, kad mes jį pažintumėm ir kartu jis nori mus be galo apsaugoti, išmokinti, todėl mokymas yra labai labai svarbus. Ir todėl Viešpats pasakė, kad tu, Moze, turi jiems mokyti, aš užrašysiu, bet tu juos turėsi mokyti, nes jie nieko nežino, jie žino tik tai, kaip būti vergais. Todėl ir mums atgimusiems nepaprastai svarbu mokymasis, kaip mokytis būti Jėzaus mokiniais, nes kitaip mes einam atgal į vergystę, atgal į tuos pačius įpročius, atgal į tą pačią šneką ir paskui nebesuprantam, kodėl neturim rezultatų, nes Naujam testamente užrašyta tas pats. 2 Timotiejaus 3 skyriui nuo 16 eilutės, visas raštas yra Dievo įkvėptas. Šventosios dvasios įkvėptas šitas Biblija, šitas raštas yra nuostabus ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Tai reiškia, Dievas numatė savo žodį, numatė, šventoji dvasia įkvėpė ir buvo parašyta kiekvienam iš mūsų, kad mums būtų naudinga, kur reikia pamokyti, kur reikia pabarti, pataisyti, auklėti teisumui, nes mums reikia pasiruošti. Dievas nori ištobulinti savo bažnyčią, jis nori padaryti mus tobulus, o kaip tu ištobulinsi? Reikia mokyti, reikia ugdyti, reikia auklėti, kad žmogus pasiruoštų kiekvienam geram darbui. Neišeina atgimusiam žmogui taip pat gerus darbus daryti. Nes jis net nesupranta, kas yra geras darbas, kas ne. Žmogui reikia pasiruošti kiekvienam geram darbui. Būti ištobulintam laiko trunka. Bet Viešpats numatęs yra procesą, per kurį mes turim pereiti. Ir mes turim būti kantrus ir kantriai augti tam procese ir kantriai eiti su Viešpačiu.
Toliau, jeigu perversim Išėjimo 25 skyrių, Dievas mokina, sako, sakyk Izraelio vaikams, kad jie atneštų man auką. Priimkite auką iš kiekvieno, kuris duoda laisvą valią. Ir čia viešpats taip pat atrodo, palauk Dieve, tai tu iškart kalbė apie auką. Kodėl reikia kalbėti apie auką? Mes galim skaityti Bibliją ir mes matom, kad kai žmonės neturėjo bendravimo su Dievu ir Mozė nuėjo ir pasiliko kalne 40 dienų ir negrįžo, žmonės tuoj pat savo auksą ir sidabrą nusiėmė, savo papuošalus nusiėmė ir ką padarė aukso veršį. Tuoj pat viską nuėmė nuo savęs ir paaukojo stabams. Paaukojo, pasidarė stabą ir pradėjo garbinti stabą, kurį pasidarė iš savo aukso. Ir viešpats žino, kad mes galim papulti į godumą, kad mes taip pat kažkur mūsų širdis gali nueiti į šoną. Todėl viešpats pasakė, labai svarbu, kad jie pastoviai atneštų man auką. Bet auka turi būti priimtina tik tai laisva valia. Jei žmogus neneša laisvą valią, tai nėra jokios naudos. Sako, priimkite, kuris duoda laisvą valią. Bet gal Naujam testamente nereikia aukoti. 2 Korintiečiams 9:7. Žodis kalba tą patį. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, neliūdėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jūs gausiai apdovanoti visokiojopomis malonėmis, kad visada ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir turtingi kiekvienam geram darbui. Tai reiškia, vėlgi viešpats kalba tą pačią linkmę, kad žmogus turi būti linksmas atiduavęs dalį, kad žmogus turi neliūdėti ar nesijausti verčiamas. Bet Dievas sako, jis mėgsta linksmą davėją. Nes kodėl linksmas davėjas? Todėl, kad žmogus supranta, čia yra ne mano, čia yra Dievo. Todėl aš turiu atiduoti, kas Dievo priklauso Dievui, kad aš nebūčiau pats gobšus, kad aš nebūčiau pats godus. Viešpats numatė šitą tarnavimą iš pat pradžių, kad tai bus labai svarbus tarnavimas. Trečias yra tam pačiam skyriui Išėjimo 25, nuo 8 eilutės. Viešpats paprašė, padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Tau parodysiu palapinės ir visų daiktų, kurie turės būti joje pavyzdį. Viską privalote tai padaryti. Dievas yra toks specifiškas. Jisai taip numato, kaip tiksliai turi būti. Ir jisai užsimanė šventyklos. Ir kam ta šventykla reikalinga? Koks tikslas šventyklos? Pagrindinis tikslas šventyklos, kad Dievas galėtų gyventi tarp žmonių. Jisai trokšta būti tarp žmonių, jis trokšta bendravimo su žmonėm, kontakto su žmonėm. Šventyklos tikslas, kad Dievas galėtų aplankyti žmonės. Todėl jisai pasakė, aš tau parodžiau, kaip turi atrodyti mano šventykla. Ir tu privalai padaryti tiksliai pagal tą pavyzdį, kaip turi atrodyti šventykla. Ir dabar Naujam testamente kartais žmonės sako, o tai kaip yra su ta šventykla, kaip? Mes skaitome Jono 2 skyrių 19 eilutė. Jėzus prisistato save. Sako, ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla? Jumise, Jono 2:19, bet skaitau ne tą. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą ir per 3 dienas aš atstatysiu. Tada žydai sakė, šventyklą statė 46 metus, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Bet Jėzus kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Jėzus prisistatė save, kad jis yra šventykla. Jis kalbėjo apie save, kad ir sugriausi tą šventyklą, jinai bus atstatyta, nes Jėzus tapo ta naujosios sandoros šventykla. O tikintieji, kas yra tikintieji? 1 Korintiečiams 6:19. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla, jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Jūs esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. Kūnas, jūsų kūnas yra šventykla, o to šventykloje gyvena šventoji dvasia.
Todėl žodis ir sako, jūs nebepriklausot savo, Dievas išsirinko jūs, jūs nebepriklausot savo, jumise yra šventykla šventosios dvasios. Todėl taip svarbu šlovinti Dievą savo kūnu ir savo dvasia. Todėl taip svarbu savo kūnu šlovinti Dievą ir dvasioje garbinti Dievą. Suprantat, kad manyje yra šventosios dvasios šventykla, kad Jėzus yra ta šventykla. Jėzus, kurio neįmanoma sugriauti. Haleliuja. Matot, Dievas ieško kontakto, bendravimo, bendrystės. Dabar išėjimo, 4 punktas, išėjimo 25:16. Dievas pasakė, į skrynę įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu. Dievui liudijimai yra be galo svarbus. Jisai pastatė specialią skrynę, kad joje būtų įdėti liudijimai. O Naujam testamente mes išgyvenam liudijimus ir mes galim matyti, kad dauguma žmonių nenori liudyti, nenori atnešti į bažnyčią liudijimus, nes jie nedrįsta, nes jiem nepatogu, nes jie nenori, kad juos nufilmuotų ar parodytų viešai. Tai reiškia, didžiausias išdidumas yra ant žmonių, kad jie nenori kalbėti, ką Dievas man padarė, ką aš gavau bažnyčioje, ką aš gavau Dievo namuose, ką aš išgyvenau, ką šiandien Dievas padarė. Žmonės taip skupiai liudija, bet iš tikrųjų mes turim kiekvienas nešti liudijimus. Nes Naujam testamente 1 Korintiečiam 1 skyriui 6 eilutėje žodis sako, ir Kristaus liudijimas jumise tapo tvirtas. Tai reiškia, aš liudiju, ką Jėzus man kalbėjo, ką Jėzus man padarė. Tai nuolatinis kontaktas su Jėzumi, kada liudijimui tu išaukštini Dievo sūnų, tu pademonstruoji, kad jis yra gyvas, kad jis prisikėlęs iš Kristų, kad jis tau kalba, kad jis tave liečia, kad jis parodo tai, ką reikia galbūt atgailauti, parodo, kur yra išgydymai, kur reikalinga, kad širdis išgytų, o galbūt jisai davė ir fizinį išgydymą, bet ne vien liudijimai yra fiziniuose išgydymuose ir stebukluose, bet yra ir liudijimai, ką Dievas man kalba, ką Dievas daro Dievo namuose, jo šventykloje turi būti liudijimai. Nes Apreiškimo 12:11 žodis sako, ir jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Tai reiškia, Jėzus padarė savo darbą, avinėlio kraujas buvo pralietas už mūsų nuodėmes, bet dabar yra mūsų darbas, kada mes turim nuolatos liudyti ir žiūrėti tiesiog, Dieve, kokį liudijimą aš atnešiu į tavo namus, kokį liudijimą aš paskelbsiu, kokį liudijimą aš užrašysiu, kokį liudijimą aš pasakysiu, yra viena iš svarbiausių dalių, vienas iš svarbiausių darbų bažnyčioje atnešti liudijimus. O aš išgyvenau taip, man daug kas rašo privačiom žinutėmis ir aš sakau, pasidalinkit viešai, nedrįstu. Bet drįsti viską paimti ir gauti, drįsti viską imti, bet kadangi žmogus nedrįsta, velniui atsidaro durys duoti žmogui tokį didelį išdidumas, kurį mes turim suniokoti, nes tai pačioj Apreiškimo 12:11 dar yra pridėta, jie nebrangino savo gyvybės net iki mirties. O mes branginam, kaip žmonės apie mane pagalvos, kai aš palydysiu, ką žmonės pamastys, bet žodis mus mokina, jie nebrangino savo gyvybės. Net iki mirties jie liudijo, jie kalbėjo ir mes turim turėti tiesiog įprotį. Jeigu aš matau, Dievas man kažką tai daro bažnyčioje, aš turiu atnešti liudijimą, aš turiu užrašyti, aš turiu kalbėti, aš turiu paliudyti viešai. Aš negaliu kovoti prieš Dievą ir negaliu slėpti Dievo darbo. Dauguma Dievo vaikų slepia, mūsų bažnyčioje ypatingai madinga slėpti. Žmonės išgyvena tyliai, pasišnipžda ir išeina ir slepia, ką Dievas darė. Oi, kokį Dievo artumą išgyvenau. Tu neišgyveni Dievo artumą šitos nuo sienų. Sienos neduoda Dievo artumą ir kėdė nesuteikia Dievo artumo. Kodėl tas buvo Dievo artumas? Kas jį atnešė? Kam jisai tau buvo duotas? Ne tam, kad aš pasidžiaugčiau, kaip gerai pailsėjau, gavau Dievo artumą.
Tai reiškia, jeigu nesidalinu, tai ir taip ir lieka egoistiškai man. Bet Dievo artumas atėjo, kad tau kalbėtų, tave apvalytų, tave išgydytų, tave pakeltų, tave paneštų, tave sustiprintų. Dievas dirba šitoj vietoj, bet mes nebūkim skūpus liūdėjimo. Nebūkim išdidus liūdyti ir nebūkim tie, kur aš jau liūdėjau užtenka, kiek aš galiu liūdyti. O liūdik ir liūdik ir liūdik, ką Dievas padarė. Neškim liūdėjimus, nes tai svarbu buvo Senam testamente ir tai nepaprastai svarbu, nes mes nugalim. Yra pergalė, kai mes nešam liūdėjimus. Yra labai didelė pergalė, nes velniui užsidaro duris mus gundyti. Kai žmogus bijo paliūdyti, velniui lieka atidarytos durys ir velnis ateina meluoti. Ar tu tikrai pasveikai? Ar tau tikrai dabar geriau? Ar tu tikrai čia kažką išgyvenai? Ar tau tikrai Dievas kalbėjo? Velnis būtinai ateis ir duos klausimų, jeigu mes nesam 100%. Tikrai, jeigu mes žinom, kad Dievas darė, bet mes nepaliudijam, todėl pasilieka toksai, kai išeini iš bažnyčios, tada o gal, ir kuo praeina ilgiau laiko, tai aš nesu tikras, ar tikrai taip įvyko. Žmonės pradeda abejoti, kas tas abejonės duoda, velnias. O mes turim nugalėti velnę avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Todėl, kas beatsitiktų Dievo namuose, ką be išgyvenčiau, aš turiu rašyti liudijimą. O platformų yra daug, galima rašyti, galima siūsti, galima kalbėti, galima įrašyti, galima Facebook'e pasidalinti, visur galima pasidalinti. Šiandien bažnyčioje išgyvenau šitą ir šitą. Dievas galingas. Amen. Mes norim nusikratyti išdidumo. Ir pasislėpti kažkur, aš tau privačiai pasakysiu, aš tau į ausį pašnibždėsiu. 5. Atsiverskim Išėjimo 27:20. Dievas įsakė Izraelio vaikams, kad atneštų tyriausio alyvmedžio aliejaus, išspausto piestoje, kad lempa visada degtų susitikimo palapinėje, šiapus už dangos, kuri pakabinta prie švenčiausiąją. Aronas ir jo sūnus ją prižiūrės, kad jį degtų per naktį lygi ryto viešpaties akivaizdoje. Tai yra amžina Izraelio vaikų pareiga kartų kartoms. Viešpats duoda jiems žinią, kad tai yra pareiga. Lempa turi nuolatos degti. Ir degti su išspaustu aliejumi. Čia lietuviškai sako tik išspaustu, bet angliškai sako pure oil. Tai reiškia labai švariu aliejumi. Lempa pastoviai turi degti. Ir ta lempa turi degti nuo ryto iki vakaro, per naktį jinai turi pastoviai degti. Ir mes patys turim prisižiūrėti, ar mano lempa dega, nes tai turi degti amžinai. Tai yra ne tik Izraelio vaikų pareiga kartų kartoms, bet ir mums yra atsakomybė. Ar mano maldų lempa dega, ar mano šlovinimo lempa dega, ar mano žodžio skaitimas dega, ar aš nebeturiu aliejaus. Kai nebeturiu aliejaus, yra labai sunku gyventi. Žiūrėkit, ką Naujas testamentas kalba apie dangaus karalystę. Mato 25 nuo 1 eilutės, kad dangaus karalystė panašiai 10 mergaičių, kurios pasiėmusios savo žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo protingos, o 5 kvailos. Kuo skiriasi kvailos nuo protingų? Nes kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus. O protingosios pasiėmė induose ir aliejaus kartu su žibintais. Protingosios pasirūpino, kad aliejus nuolatos būtų, kad lempa niekada neužgestų. Tai reiškia nuolatos aliejus reprezentuoja šventą dvasią. Tai reiškia, aš turiu pats žiūrėti, kad nuolatos būčiau pripildyta šventosios dvasios, kad ugninga mano malda būtų. Aš turiu save prižiūrėti, ar mano malda dega, ar mano malda yra ugninga, ar aš esu prisipildęs šventosios dvasios, ar aš esu nuvytęs. Nešioju tą lempą, bet aliejaus neturiu. Bet visiems rodau, aš lempą nešioju. Esu viena iš tų kvailų mergaičių, kuri be aliejaus lempą nešioju. Tačiau Viešpats nori, kad mes būtumėm tos protingosios, kurios laukia jaunikio ir kurios sulaukia jaunikio, kurios nešioja
nešioja indą su aliejumi ir atsineša ekstra aliejaus, kad nesuprasi, kiek reikės ilgai laukti, kad aliejumi reikia man nuolatos prisipildyti. Mes turim turėti suvokimą, kad aš turiu prisipildyti, todėl man maldos tarnavimai labai svarbus. Man bažnyčiai būti labai svarbu, nes aš prisipildau aliejumi. Bet man ir kiekvieną dieną aš turiu save stebėti, ar mano aliejus jau paseno. Mano malda paseno, jau vos išsižioju, jau mano aliejus apdegęs, suskrudęs. Ar mano malda aktyvi, ar mano malda ugninga. Ar aš pilna šventosios dvasios, ar aš degu dėl Kristaus, ar aš degu Evangelijos žinia, ar aš degu dėl žmonių, ar aš noriu jiems liudyti, ar aš esu pilnas aliejaus, ar man viskas tas pats. Ar aš nešioju savo indą be aliejaus, einu per žmonės, tegu eina į pragarą, man tas pats. Taip svarbu atsinaujinti ir leisti šventai dvasiai pripildyti ir pripildyti ir pripildyti ir pripildyti. Aleliuja. O kaip Jėzus mus mato? Jis mus įtvirtina, kad mes esam pasaulio šviesa. Mato 5:14. Jisai žiūri į mus, kad mes turim būti pilni aliejaus, nes jis mus paskelbė, jūs esat pasaulio šviesa. Ir neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno. Ir niekas uždegęs žiburį nevožė jo indų, bet statų į žibintą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tie šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Tėvą danguje. Jėzus žiūri į mus ir sako, tu esi pasaulio šviesa, tu nuolatos turi šviesti, tu eini į tamsą, tu turi šviesti, niekas negali slėptis, aš kažką dėl Dievo noriu daryti, kažkokia maža spingsulėlė, sako, negalima uždegus į žiburį vožti, kažkur pakavoti, kaip ir liudijimą, nereikia kavoti, jį reikia viešai pasakyti, kad Dievas padarė, reikia viešai pasakyti, paliudyti, ką Dievas daro. Tai reiškia atnešti tą šviesą į tamsą, pademonstruoti tą šviesą, kad jinai egzistuoja. Aleliuja. Ir Viešpats nori, kad mes šviestumėm žmonių akivaizdoje. Mes turim prisipildyti aliejaus, leis šventai dvasiai mus pripildyti, kad galėtumėm švies žmonių akyse, kad tarp žmonių galėtumėm vaikščioti ir būti šviesa, kad žmonės klaustų, kodėl tu nestresuoji, kodėl tu nesinervuoji, kodėl tu nepanikuoji, kas yra su tavim, kodėl tu tiek daug šviesos turi, todėl kad tu prisipildai šventąją dvasią ir nešioji tą užtikrintumą, nešioji tą garantą šventosios dvasios, turi jį savyje. Ir niekas negali atimti, nebent tu pats neprisipildai. Neprisipildai. Indas yra, o aliejos nėra. Indas yra, šventykla šventosios dvasios yra, bet aliejaus nėra. Aleliuja, mes turime išmokti prisipildyti. 6 punktas yra. Išėjimo 28:35. Dievas kalba apie rūbus Aronui, eidamas tarnystę, kad girdėtųsi skambėjimas jam einant į šventyklą Viešpaties akivaizdu ir išeinant, kad jis nemirtų. Padarysi iš gryno aukso plokštę, kurioje įrėši auksakalio darbu pašvestas Viešpačiui. O angliškai sako šventas, pašventintas Viešpačiui, holiness, šventas. Šventintas Viešpačiui, pašvestas Viešpačiui. Dievas nori atskirti savo vaikus, kad jie būtų pašvesti Viešpačiui. Ir atrodo, Senam testamente tai rašo apie kunigus. Kad kunigas Aronas, jis turi būti pašvestas Viešpačiui, atskirtas dėl tarnystės Viešpačiui, jis turi būti šventas, atskirtas, pašventintas Viešpačiui, bet kaip yra Naujam testamente. 1 Petro laiške 2:9. Žodis mums sako, o jūs esate kas? Išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytieji žmonės, kad skeltumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Dievas įtvirtina Naujam testamente, jisai mus vadina
išrinktoji giminė. Tai reiškia, jis priema į savo dangišką šeimą, į savo giminę. Giminė, mes tampam šeima Dievo. Karališkoji kunigystė, jisai duoda karališkąją kunigystę. Ne vienam Aronui, bet kiekvienam atgimusiui jis duoda karališkąją kunigystę. Ir jis pašventina tautą, kuri ateina pas Jėzų. Kam? Jisai taip pat mus pašventina, jisai taip pat mus pažymė ir taip pat mus atskiria, kad mes keltumėm Dievo darbus, kad darytumėm Dievo darbus. Kad atėję į tamsą atneštumėm šviesą. Toks yra tikslas. Dievas mus pašventina, atskiria savo darbams, savo tarnystėj. Todėl su pagarba žiūrėk į tarnavimą. Žiūrėk į pagarbą į tarnavimą, kad kiekviena tarnystė yra tokia nuostabi ir Dievo dovana. Bet kokią tarnystę, ką tu bedarytum, žiūrėk visą kame kaip į tarno širdį, kad ar mano širdis nori tarnauti viešpačiui. Neįsivaizduok tarnystė, tai kažkas ypatingai didelio. Tarnystė yra, kai tu padedi, tarnystė, kai tu patarnauji, tarnystė, kai tu dėl Dievo kažką padarai, esi šviesa tamsoje. Tarnystė yra kiekvienoj mažoj detalė, gali būti tarnystė. Haleliuja. Atneši į tamsą, atneši šviesą. Atneši į tamsą šviesą. Tai yra tarnų darbas. Haleliuja. Ir paskutinis 7. Išėjimų 29 skyriui. Viešpats skelbia. Tada paimsi patepimo aliejų ir išpilsi ant jo galvos jį patepdamas. Tai reiškia, patepsi Aroną kunigu. Jį patepsi. Ir daug kas naudoja tą išoriškai, kad paima aliejų ir užpila ant galvos ir patepa. Ir sako, va, tu esi dabar pateptasis, tu dabar esi pateptas Dievo darbam, patepimas liejasi per tave. Bet paskaitykime Naujam testamente, ką Viešpaties dvasia kalba mums. 2 Korintiečių skyriuje 2 Korintiečiams 1:21. Tas, kuris sutvirtina mus su jumis Kristuje ir mus patepė, yra Dievas. Dievas patepė kiekvieną, kuris ateina pas jį. Kuris ir užanspaudavo mus ir davė dvasios užstatą į mūsų širdis. Kai mes ateinam pas Jėzų, tikėdami juo, per jo kraują, per jo kryžiaus auką, jis išlieja savo patepimo. Sako, štai dabar tu tapai mano šeima, štai tu dabar esi karališkoji kunigystė, štai tu esi dabar tas šventasis, štai dabar tu esi ta šviesa toj tamsoje, štai dabar prisipildyk aliejumi ir būk mano šviesa. Ir tai viską jisai duoda užstatą, tą garantą šventosios dvasios, kad mes suprastumėm, šventoji dvasia mane veda, šventoji dvasia mane mokina, šventoji dvasia rodo, man būtina yra bendradarbiauti su šventąja dvasia, kad aš nepaklyščiau ir suprasčiau, kas yra duota. Ir 1 Jono 2:20 žodis sako, bet jūs turite šventojo patepimą ir žinote viską. Žodis sako, kad mes turime, neįsigysite šventojo patepimą, kad patepimas yra ant jūsų ir jūs žinote viską, bet yra bėda tame, kad dauguma krikščionių nežino nieko. Vietoj to, kad žinotų viską, krikščionys nežino nieko. Kodėl? Todėl, kad atmeta mokymasi, atmeta gilinimasi, atmeta studijas ir paima paviršių, paima miegojimą maldose, paima paviršutiniškumą, snūduriavimą, miegojimą, abejingumą, todėl nieko nežino ir nesupranta, nei kaip patepimas teka, nei kas vyksta Dievo namuose ir kas jų gyvenime negali suprasti, todėl vaikšto indai, bet be aliejaus, vaikšto indai, bet be patepimo. Todėl taip svarbu suprasti, kad Dievas duoda mums mokymasi, moko ir ugdo mus, kad mes žinotumėm viską, kad suprastumėm jo žodį ir suprastumėm, koks Dievas yra galingas ir geras. Dievas numatė šitos punktus, tik išvedęs Izraelitus. Jis pasakė,
eikite, tarnaukite man ir aukokite aukas man, eikite į dykumą ir tarnaukite man. Ir Dievas matė, kad juos reikia išauklėti, išugdyti, sustiprinti, kad jie aiškiai suprastų, kas yra viešpats ir kokie jo reikalavimai, kaip jisai numatęs, kokį kontaktą jiem reikia išsiugdyti ir būti su Dievu. Ir Naujasis testamentas mus taip gražiai ugdo ir mokina tą pačią kryptimį, kad mes žinotumėm viską, kad bendradarbiautumėm su šventąja dvasia ir šventoji dvasia mums primintų, pasakytų, nes mes turim šventyklą savo viduje. Yra šventykla šventosios dvasios, tai kaip, jeigu žmogus turi šventyklą šventosios dvasios, bet negirdi Dievo balso, nesupranta, kaip Dievas veda, nieko nesiorientuoja Biblijoje, vadinasi, išvada yra paprasta, indas yra, aliejaus nėra. Jokio. Nes aliejus neprisipildo savaime. Aliejus prisipildo beskaitant Dievo žodį, bemastant apie Dievo žodį, besimeldžiant, bepasnikaujant, bešlovinant. Aliejus kaupėsi ir kaupėsi, betikint, patikint Dievo pažadais, patikint, ką Dievo dvasia kalba. Aliejus daugėja, dauginasi. Todėl mums taip svarbu žinoti viską. Ir tai yra įmanoma, nes mes turime švento patepimą, švento dvasia mus patepė tarnystei, kad mes pažintumėm Dievo gelmes, kad mes žinotumėm, kas yra viešpats, kad mes suprastumėm, kas yra viešpats. Aleliuja. Patepimas, kad lietųsi. Viešpats nori, kad mes nebūtumėm tie tokie, oi, čia nueisiu pas Dievo tarną, aliejus man užpils ant galvos, ar ten aliejų mane pateps ir aš turėsiu patepimą. Viešpats mums rodo rašto vietas, kad mes turime švento patepimą, kad tu turi švento patepimą, kad tu esi jau pateptas. O dažniausiai žmogus galvoja, jeigu tik tai tos rankos ant manęs uždės ten aliejų, o jeigu tik aliejaus užpils ir gerai užpils, vadinasi, aš gaunu patepimą. Bet Biblija sako, kad mes jau turime švento patepimą. Jau turime. Bet problema, ar mes žinome, ar mes suprantame, ar mes mąstome, ar mes mokame atpažinti, ar mūsų indai yra prisipildę pažadų Dievo, ar mūsų indai supranta, kur viešpats mus veda. Ir mes atnešime aukas viešpačiui. Taip kaip Dievas kalbėjo izraelitams, kad jie atneštų Dievui auką. Ir kad priimtina auka iš kiekvieno, kuris duoda laisvą valią. Viešpats pasakė, kad žmonės neštų auką Dievui. O taip pat Naujam testamente, taip pat yra pasakyta, kad kaip širdie nutarei, neliūdėdamas, neišsigandęs, neverčiamas, niekas neverčia aukoti ir niekas negali tavęs priversti ar aukoti. Ir jeigu tau yra liūdna, tu neaukoji. Nes mums reikia išmokti atsikabinti nuo to tokio įsivaizdavimo, oi, kaip aš čia dabar paaukosiu. Mums reikia suprasti, kad palauk, čia yra Dievo duota. Jeigu Dievas kalbėjo kaip svarbų tarnavimą, auka viena iš svarbiausių tarnavimų, vadinasi, man reikia suprasti ir išmokti šitą tarnavimą, dalyvauti šitam tarnavime su džiaugia širdimi, su linksma širdimi, nešti auką, laisvą valią, atsiriboti nuo bet kokių įsitikinimų ir atnešti laisvą ranką ir padėti ant viešpaties stalo, su dėkinga širdim, su linksma širdim. Kodėl yra linksma širdis? Nes linksma širdis pasidaro tada, kai mes suvokiam, kad tai davė man viešpats, kad jis mane laimina, kad jis mane palaimina. Aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aš dėkoju tau viešpatė. Ir mes laiminam kiekvieną savo sėklą. Ir mes laiminam kiekvienas auką. Ir mes dėkojam viešpačiu, kad jis duoda tą auką. Duoda tą auką paaukoti. Ir mes atnešam su linksma širdimi. Linksmai dedam ant stalo ir sakom, štai viešpatie, tu davėjai, tu parūpinai. Ir štai mes mokinamės atnešti tau auką. Mes matome savo širdyse, kad mano širdis turi atsirišti nuo tų finansinių įsipareigojimų ir tų baimių finansinę ir atnešti viešpačiui auką, skelbint, Dieve, ačiū tau. Tu aprūpinai, tu ir pasirūpinsi iki galo.
Tu aprūpinai, tu pasirūpinsi iki galo. Aleliuja, tu aprūpinai ir tu pasirūpinsi iki pat galo. Dieve, mes dėkojam tau. Dieve, mes dėkojam tau. Aleliuja. Aleliuja, Jėzau.